Szanowni Państwo, gratulujemy 1 września w murach naszego historycznego budynku. Cieszymy się, że jesteśmy na Antykolu. Aktualnie nasz kochany Lelewel, legendarna piątka, boryka się z dużym problemem. Ta kwestia nie jest rozstrzygnięta. Jednak uważamy, że mamy pełne prawo pozostać w naszym historycznym budynku. Informujemy, że w sobotę 3 września o godzinie 9 odbędzie się spotkanie wiceministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej z przedstawicielami naszej szkoły. Spotkanie jest zorganizowane, ponieważ naszym pytaniem zainteresowali się najwyższe władze Polski i Litwy. Przypominamy, iż na temat naszej szkoły w zeszłym tygodniu rozmawiał mer Wilna z ambasadorem Rzeczypospolitej w Wilnie oraz na spotkaniu prezydentów Rzeczypospolitej i Litwy pan Andrzej Duda upominał się nie tylko o problemach oświaty Polski na Litwie, a konkretnie podjął pytanie o szkołę Lelewele. Dlaczego? Przeczytam list otwarty do prezydent Litwy Dalią Grybauskaitę. Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos bendruomenė. Lietuvos Respublikos prezidentei, jos ekscelencijai Daliai Grybauskaitei 2006 metų rugpjūčio 21 dienai. Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos bendruomenė suglumusi dėl neapgalvotų teisės ir laisvės pažeidžiančių Vilniaus miesto valdančiosios daugumos nutarimų bei veiksmų, sprendžiant Vilniaus mokyklas turinčias turtingą ir reikšmingą istorinę praeitį likimą. Vyraujantį sprendimų priėmimo koncepcija, kada dauguma visada laimi prieš mažumą, akivaizdžiai panaikina mūsų galimybę ginti savo ir savo vaikų teises. 2005 m. Liepos mėnesį priimtas sprendimas dėl Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos buveinės pakeitimo buvo pasiektas šantažo ir nešvarių politinių žaidimų kelių. Sprendimo dėl Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos perkelimo priėmimo metu buvo atmesti bet kokie argumentuoti tėvų siūlymai, neatsižvelgta į jokias mokyklos bendruomenės motyvuotus raginimus ieškoti kompromisų. Tinkamai nebuvo įvertinti nei kokybiniai, nei kiekybiniai problemos aspektai. Valdančioji dauguma žiniasklaidoje gyrėsi savo sprendimu, teigdami, jog sąlygos siūlomose patalpose bus kone geriausios Vilniuje. Tačiau nėra minima, jog tuo pačiu bus pablogintos esamos sąlygos. Siūlomos patalpos pritaikytos mažesniam nei mokykloje šiuo metu besimoka vaikų skaičiui. Taigi apie vaikų pritraukimą ir mokyklos augimą negalime net svajoti. Vietoj 2 sporto salių siūloma tik viena, mažesnė, dėl ko sporto šakų pasiūla ir galimybė propaguoti sveikatos stiprinimą ženkliai sumažės. Esame sunerimę, jog neturėsime valgyklos, kadangi siūlomose patalpose valgykla sujungta su aktų salė. Tai turės neigiamą įtaką tinkamai vaikų mitybai bei neformalaus ugdymo sėkmingam organizavimui. Vardijame tik dalį objektyvių priežasčių, dėl kurių mūsų bendruomenė atsisako palikti patalpas Antakalnio gatvė 33. Panašių motyvuotų priežasčių yra daugybė. Skaudu girdėti, kad mūsų vaikų yra mažiau negu kitoje mokykloje, todėl turime nusileisti. Piktina, kad prieš rinkimus teikiami pažadai bet kokią kainą ir bet kokiu būdu išprašyti Vilniaus Joachimo Lelevelio mokyklos bendruomenį iš istorinių patalpų. Tikrai nemalonu girdėti šantažuojančius siūlymus, kad vietoje atlaisvintų patalpų gausime taip išsvajotą akreditaciją. Tai yra žema ir ciniška. 2005 m. Liepos 15 d. sprendimas dėl Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos pertvarkos į buveinės pakeitimo apskustas teisme. Pirmas instancijos teismas nutartis Vilniaus Joachimo Lelevelio mokyklos bendruomenė buvo nepalankus. Tačiau tėvai pasinaudojo teisę apskųsti nutartį ir pateikė apeliaciją. Teismo procesas dar nesibaigė. Tačiau Vilniaus miesto savivaldybės administracijai tai nekliūtis, o valdančioji dauguma taryboje ir toliau priima neteisėtus sprendimus dėl mūsų mokyklos pažeidžiant teisės aktus. Lietuvos teisės aktai įpareigoja, kad pranešimai apie mokyklos likvidavimą, reorganizavimą bei
kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kitose įstatymuose numatytais atvejais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje ir pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir registruotų laiškų. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas. Priimdama sprendimą, valdančioji dauguma teisės aktų nesilaiko. Mūsų šalies konstitucijoje yra apibrėžta valdžios atsakomybė visuomeniai. Tai laikytis konstitucijos ir įstatymų privalu kiekvienam Lietuvos piliečiui. Nerimaujame ne dėl sienų, nerimaujame dėl mūsų vaikų ateities, sveikatos, likimo, nerimaujame dėl Lietuvos ateities, kadangi mūsų vaikai, mūsų mokyklos moksleiviai yra pilnaverčiai šalies ateities kūrėjai. Turime ir tikime, kad jūs esate žmogus, kuris padės surasti teisybę. Jūs puikiai suvokėte, kad kiekvienoje sudėtingoje situacijoje galimi kompromisai. Maloniai prašome jūsų ekscelencijos savo svarbioje ir įtemptoje darbotvarkėje rasti galimybę susitikti su Vilniaus Joachimo Lelevėlio vidurinės mokyklos bendruomenės atstovais. Norėtume pristatyti sudėtingą situaciją, kuri peraugo į konfliktą. Tikimės, jog susitikime turėsime progą pristatyti problemos detalės, bet rasti visiems priimtinus sprendimus. Pagarbiai Vilniaus Joachimo Lelevėlio mokyklos bendruomenė. To, co Państwo usłyszeliście teraz, to są poglądy nieznacznej garstki osób, które znacznie różnią się od zdania Rady Szkoły, grona pedagogicznego oraz większej części społeczności szkolnej. Głos zabiera przewodnicząca Rady Szkoły pani Czesława Tuczkowinia. Oświadczenie. Niniejszym się oświadcza, że na mocy decyzji Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej Szkoły imienia Joachima Lelewela proces nauczania rozpocznie się 1 września w gmachu przy ulicy Antocholska 33 i będzie kontynuowany, dopóki trwa remont placówki edukacyjnej przy ulicy Mintes 3. Uwzględniając taką sytuację, czasowo proces edukacyjny klas 3-4 będzie się odbywał w drugą zmianę. Nauka w nowym budynku przy ulicy Mintes 3 rozpocznie się dopiero po ukończeniu wewnętrznych prac budowlanych. To będzie odnowiona od podstaw szkoła kontynuująca tradycję słynnej historycznej piątki o profilu inżynieryjnym, w której będą pobierały naukę uczniowie od klas 0 do klasy 12.